Labą dieną. Pasaulio akcijų rinkose panašu, kad kursų ralis baigėsi. Keletą dienų kilusios pozicijos koregavosi žemyn. Rinka vėl užplūdo prastos naujienos. Europos indeksus tempė žymė, kad eurozonos vartotojų pasitikėjimo ekonomika indeksas krito iki žemiausio lygio, o nedarbas ir toliau siekia aukštumas. Daugelio kompanijų akcijos pasuko kritimo link, mat mažmenininkai pradėjo karpyti savo prognozes. Pabaltijo akcijų rinkos neatsiliko nuo užsienio ir pasidavė korekciniams nuotaikoms. Vienintelės Latvijos investuotojai buvo kiek optimistiškesni. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito net 3,15%, taip nubraukdamas keletą dienų kilimą. Daugiau kaip už 1 milijoną litų buvo perleista biržos favoritės TOLT akcijų, kurių kaina šiandieną koregavosi žemyn kiek daugiau kaip 2%. Kompanijai Pieno žvaigždės pranešus apie savo akcijų supirkimą, kaina šoktelėjo 5,65%, tačiau itin didelio aktyvumo nesulaukė, nes pakankamai mažas superkamų akcijų kiekis. Vadinasi, pavedimai norinčiųjų parduoti gali būti ne visi patenkinti. Ūkio banko bei aprangos akcijos taipogi buvo spaudžiamos pardavėjų. Nuo Klaipėdos nafta vis dar lieka po nežinomybės šydų dėl galimo privatizavimo. Akcijų kaina vakar užkilusi virš lito, šiandien jau krito beveik 9%, o bendra biržos apyvarta siekia kiek daugiau kaip 4 milijonus litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas suko priešingą linkmę ir fiksavo 3,25% teigiamą pokytį. Tačiau vienareikšmiškai teigti, kad tokį pokytį galima vertinti kaip rinkos atsigavimą, būtų neteisinga, kadangi apyvarta buvo itin menka tik 5000 Latvijos latų, o indeksą kėlė į viršų virš 13% kilusios Latvijos gazė akcijos. O Talino vertybinių popierių biržos indeksas kristelėjo 1,49%. Rinkos dalyviai nebuvo nusiteikę aktyviau prekiauti, ką įrodė 733 tūkstančių eurų apyvarta, kurios didžioji dalis priklausė Tallink Group akcijoms. Vakar kiek kilusios Olympic Entertainment Group akcijos visgi koregavosi žemyn beveik 9%. Panašu, kad spekuliantai fiksavo pelnus šioje pozicijoje. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.